Įsivaizduokite lenktynės, kuriuose sekundės nieko nereiškia, o vienintelė tikra konkurentė – dykuma, kur klaida gali kainuoti ne podiumą, o gyvybę, kur saulė tirpdo ne tik smėlį, bet ir žmogaus valią. Tai Dakaras. Nesvarbu, kokį naujienų portalą šiuo metu atsiversit, jame tikrai rasit 2026 metų Dakaro ralio rezultatus. Savo ruožtu mes jums rezultatų nepasakosim. Šiandien mes papasakosim istorijų ir legendų. Tačiau mažai kas žino, kad šio legendinio ralio pradžia visai neherojiška. Jis gimė iš vieno pasiklydusio žmogaus. Thierry Sabine, prancūzas nuotykių ieškotojas. 1977 metais dalyvavo ralyje Afrikoje ir dingo. Tikrąja to žodžio prasme. 3 dienas bastėsi Libijos dykumoje, be vandens, be maisto, be radio ryšio, visiškai vienas. Na, o kai jį pagaliau rado, Sabine pasakė frazę tapusią Dakaro legenda. A challenge for those who go, a dream for those who stay behind. Ir jau po 2 metų įvyko tai, kas pakeitė automobilių sportą amžiams. 1978 pabaigoje startavo pirmasis Dakaras. Lenktynės prasidėjo Paryžiuje, o vairuotojai kirto tokias šalis kaip Alžyras, Nigeris, Malis, Burkina Fasas ir finišavo Senegale, Dakaro mieste. Dalyvių buvo 182. Profesionalai, avantiūristai, keliautojai, net žmonės, kurie pirmą kartą gyvenime laikė rankose kelio knygą. Vieni važiavo dėl nuotykių, kiti dėl šlovės, treti tiesiog norėdami įrodyti kažką savo. Maršrutas buvo toks laukinis, kad kasdien kažkas pasimesdavo, sugesdavo arba apsisukdavo atgal. Niekas nežinojo, kas jų laukia. Ir būtent ši nežinomybė iki šiol yra tikrasis Dakaro žavesys. Pirmasis Dakaras buvo chaotiškas, pavojingas, neprognozuojamas, bet būtent tai ir pavertė jį legenda. Dakaro ralis, nors jame ir skaičiuojamas laikas, nėra tiek greičio, kiek išlikimo lenktynės. Čia GPS draudžiamas, navigacija atliekama pagal kelio knygą, specialų žemėlapį, kuris nemokantiems jo skaityti labiau primena hieroglifus nei tikrą maršrutą. Viena klaida ir gali būti nuklydęs keliasdešimt kilometrų ne tą kryptimi. Temperatūra dieną kartais siekia 50 laipsnių karščio, naktį nukrenta iki 0. Smėlio kopos praryja automobilius kaip milžiniškos bangos, o akmenų laukai drasko padangas greičiau nei pilotai spėja juos pastebėti. Ir visgi būtent ši brutalumo ir romantikos kombinacija padaro Dakarą legendiniu. Tai vieta, kur kiekvienas išbando savo ribas. Per visą Dakaro istoriją nutiko ir įvairiausių kuriozų. 1988 metai. Suomių ralio žvaigždė Ari Vatanen pirmauja Dakare. Bet vieną rytą dingsta jo Peugeot 405. Ir tai įvyko ne dykumoje. Naktį jį pagrobė ginkluoti vietiniai ir pareikalavo išpirkos. Automobilis galiausiai buvo atrastas, tačiau Ari Vatanen praleido starto laiką ir buvo pašalintas iš ralio. Tai vienas keisčiausių įvykių automobilių sporto istorijoje. 1982-aisiais dykumoje dingo dar garsesnis žmogus – Mark Thatcher, tuometinės Didžiosios Britanijos premjerės Margaret Thatcher sūnus. Jis su komanda pasiklydo net 6 dienoms. Jo paieškoms buvo pasitelktos ne tik įprastos tarnybos, bet ir kariuomenė, policija bei žvalgybiniai lėktuvai. O ironiška tai, kad būtent Mark Thatcher ir buvo šios komandos navigatorius, tad turbūt puikiai suprantate, kas kaltas dėl šio įvykio. Na, o 1986 tapo juodaisiais Dakaro metais. Sraigtasparnio katastrofoje žuvo Dakaro tėvas, Thierry Sabine ir dar 4 žmonės. Dykuma pasiglemžė lenktynių įkūrėją. Tačiau Dakaras nesustojo, o Thierry tapo legendos dalimi. 2009 metais Dakaras pirmą kartą vyko Pietų Amerikoje. Ir vos startavus įvyko tragedija. Dingo prancūzas motociklininkas Pascal Terry. Organizatoriai 3 dienas neturėjo jokios informacijos, kol galiausiai jis buvo surastas,
be gyvybės ženklų. Tyrimas atskleidė, kad jis turėjo galimybių išgyventi, tačiau dėl prastos komunikacijos, kai pagalbos signalas buvo užfiksuotas ir prasidėjo paieškos, jau buvo per vėlu. Tai tapo vienas skaudžiausių pamokų Dakaro istorijoje. Na, o šių laikų herojus Stefan Peterancel yra žmogus legenda. 14 kartų laimėjęs Dakarą jis vadinamas Monsieur Dakar, ponas Dakaras. Kiti vairuotojai juokauja, kad jis mato dykumą kitaip nei visi, tarsi turėtų slaptą žemėlapį galvoje. Kai kurie konkurentai prisipažino, kad vienintelis būdas jį aplenkti – tikėtis, jog jis pateks į dykumos spąstus. Bet dažniausiai nepatenka. Dakare saugių dienų nebūna ir pavojus čia labiau ne išimtis, o norma, nes kažkas kažkam nutinka kiekvieną mielą dieną. O tau belieka tikėtis, kad tai nebūsi tu. Vairuotojams tenka važiuoti per akmenų laukus, draskančius padangas, stačius kanjonus, į kuriuos kasmet patenka ralio naujokai, ir lenktyniauti per smėlio audras, kurios uždengia viską tarsi tiršta siena. Dykumoje taip pat žinoma pasitaiko ir gyvūnų, nuo kupranugarių iki laukinių šunų. O dar yra karštis, kuris vidurdienį pasiekia 50 laipsnių ir šaltis, kuris naktį kartais nukrenta iki 0. Kai kurie sportininkai pasakoja, kad sunkiausia būna nevažiuoti, o išlikti sąmoningam. Dehidratacija, nuovargis, haliucinacijos. Dakaras kovoja su tavim visais įmanomais būdais. Per visą savo istoriją Dakaras nusinešė daugiau nei 70 gyvybių. Tai kaina, kurią dykuma reikalauja sumokėti už galimybę ją įveikti. Ir vis dėlto kasmet čia sugrįžta šimtai, nes Dakaras tai ne tik pavojus, tai kartu ir priklausomybė. Ko gero tai patvirtintų šiandien ne vienas Dakare dalyvaujantis lietuvis. Na, o dabar kaip visada jums turiu priminti, kad pati geriausia vieta įsigyti naudotą automobilį yra autoplius.lt. Didžiausia pasirinkimo Baltijos šalyse turintis naudotų automobilių tinklapis, kuriame dar rasite ir naujų autokatalogą, jeigu ieškot naujo automobilio. 2008 metai. Likus vos dienai iki starto Dakaras atšaukiamas. Organizatoriai gauna žinių apie teroristinės grėsmės Mauritanijoje. Pirmą kartą per istoriją Dakaras neįvyksta. Tai buvo šokas. Šimtai dalyvių stovėjo pasiruošę startui, tačiau dykuma liko tyli. Bet Dakaras nemoka sustoti. Jau kitąmet lenktynės atgimė Pietų Amerikoje. Atokus Andai, Atakamos dykuma, Perų kopos, Dakaras sužydėjo naujomis spalvomis. Čia jis tapo greitesnis, brutalesnis ir vizualiai dar įspūdingesnis. Pietų Amerika Dakarą priėmė kaip šventę. Tūkstančiai žmonių sveikino sportininkus tiesiog gatvėse. O 2020 metais ralis ir vėl pakeitė žemyną. Šį kartą persikėlė į Saudo Arabiją. Naujoji trasa tai milžiniškos kopos, akmenų pilni kanjonai ir šimtai kilometrų nežinomybės. Tai naujoji dykumų epocha, kur senasis Dakaro brutalumas susitinka su moderniomis technologijomis. Ir nepaisant to, kad Dakaras jau keliavo per 3 žemynus, jo esmė liko ta pati. Tai kelionė į pasaulio kraštą. Per daugiau nei 40 mečius Dakaras išaugino naujas kategorijas – motociklus, automobilius, sunkvežimius, keturračius ir taip toliau. O varžybose dalyvauja įvairiausi vairuotojai, nuo veteranų iki jaunų talentų, nuo mėgėjų iki gamyklinių komandų gigantų. Dakaras išliko tuo pačiu brutalios dykumos simboliu, bet kartu tapo milžiniška inovacijų laboratorija. Taisyklės perrašė technologijos. Elektriniai ir hibridiniai monstrai, tokie kaip Audi e-tron, atveria visiškai naują ralio ateitį. Tai mašinos, kurios atrodo tarsi iš mokslinės fantastikos, važiuoja tyliai, bet generuoja milžinišką galią. Tai ženklas, kad Dakaras nebijo keistis. Pastaraisiais metais Dakaras pradėjo rimtai žiūrėti ir į ekologiją. Organizatoriai siekia, kad iki 2030-ųjų didžioji dalis technikos būtų mažiau tarši – hibridinė, elektrinė arba važiuojanti alternatyviais degalais. Dakaras tapo realia bandymo aikštele naujos kartos energijos sprendimams. Nuo bioetanolio sunkvežimių iki vandenilinių prototipų. Net maršrutai planuojami taip, kad būtų mažiau poveikio gamtai. Saugomos vietovės aplenkiamos, o dalyvių stovykla bivakas vis dažniau maitinama atsinaujinančią energiją. Dakaras tai ne lenktynės prieš kitus, tai lenktynės prieš save. Kiek daug gali iškęsti,
kiek toli gali nuvažiuoti? Ar turi drąsos atsikelti po to, kai nuo motociklo kritai jau 10 kartą? Ar turi valios tęsti, kai dykuma tau tyliai šnibžda, kad tu per silpnas? Daugumai finišuoti Dakare tai ne sporto pasiekimas. Tai gyvenimo tikslas. O viskas prasidėjo nuo vieno pasiklydusio žmogaus. Šiandien Dakaras tai tūkstančių istorijų vieta. Istorijų apie baimę, sėkmę, drąsą, o kartais ir tragediją. Bet svarbiausia, apie vieno žmogaus ryžtą perlipti savo galimybių ribas. Tai Dakaras. Legenda, kuri kasmet iš naujo atgimsta smėlyje.